Praėjusį ketvirtadienį Šiaulių klubas namuose priėmė Vilniaus ekipą. Svetingai sutikti vilniečiai, o taip pat ir namuose žaidusi komanda, net nenumanė, kokiu trileriu baigsis varžybos. Jau trečią rungtynių minutę Mantas Kuklys, prasibrovęs pro priešininkus, pasiuntė kamuolį vartų link. Po poros minučių baudos aikštelėje Vilniaus vartininkui pirtį užkūrė Edvinas Jasaitis. Šiauliai nesustodami puolė priešininkų vartus. Dar vienas šiauliečių išpuolis. Po šalto dušo atsigavo ir vilniečiai. Jie taip pat surengė išpuolį prie Šiaulių vartų. 9 Vilniaus komandos numeris pasiuntė kamuolį šalia jų. Dar viena Šiaulių ataka. Šį kartą atakos smaigalyje Vaidas Šilėnas. Smūgis dėja netikslus. Vilnius anksti pradėjo keisti žaidimo taktiką, keisdama žaidėjus. Mantas Kuklys Šiaulių ekipoje jau tapo etatiniu baudos smūgių mušėju. Šis kartas neišskirtinis. Dėja, netikslu. Pirmas kėlinys baigėsi neišaiškėjus nei vienos komandos pranašumui. Tiek žaidėjai, tiek žiūrovai tikėjosi įvarčių išvysti antroje rungtynių pusėje. Antrąjį rungtynių kėlinį aktyviau pradėjo svečiai. Pirmoji kėlinyje surengta ataka vos nesibaigė įvarčiu. Šiauliai antrajame kėlinyje taip pat pradėjo keisti žaidėjus. Dar vienas Vaido Viktoravičiaus perdavimas į baudos aikštelę. Vilniečiai kamuolį išsmūgiuoja už aikštės ribų. Antrasis Šiaulių keitimas Vilniečiams nepasisekus pralaužti Šiaulių komandos gynybos artimesniais smūgiais, jie pradėjo smūgiuoti iš toliau. Kamuolys greta vartų. Po tikslaus perdavimo Vaidas Viktoravičius nukreipia kamuolį tiksliai į vartus. Dar vienas Šiaulių komandos smūgis Vilniaus vienuolikės vartų link. Smūgį nuo vartų į užribį nukreipia vartininkas. Šiauliai kelia kampinį. Vilniaus komandos gynėjai baudos aikštelėje šiauliečiams leidžia išdarinėti ką nori. Vilniaus vartus vėl gelbsti vartininkas. Vilniaus komanda nors ir jauna, bet talentingų žaidėjų joje yra. Po perdavimo Zidano stiliaus smūgis į Liudviko Valiaus vartus. Šiauliečiai įspūdingai perdavinėdami vienas kitam kamuolį sukuria dar vieną progą smūgių į vartus. Deja, ir vėl netikslu. Po eilinio kampinio prie Vilniaus komandos vartų tik vartininko reakcija ir mažas šiauliečių skaičius baudos aikštelėje nepakeitė rungtynių rezultato. Besibaigiant pagrindiniam rungtynių laikui emocijos užpildo aikštelę. Kad jos nepavirstų veiksmais, teisėjas nusprendžia išlaikyti valdomą situaciją ir nubaudžia abiejų komandų įsisiautėjusius žaidėjus geltonomis kortelėmis. Dar viena Šiaulių komandos proga išsiveržti į priekį. Kamuolį po šios atakos valdo svečiai. Vilniaus komandos legionierius Jose Francisco nebesusivaldęs tėškė kamuolį į žemę. Už šį emocijų proveržį Vilniaus komandos žaidėjui teisėjas iškart skiria geltoną kortelę. Antrasis kėlinys nugalėtojo taip pat neišaiškino, tačiau šiose rungtynėse rezultatas negalėjo būti niekinis, taigi nugalėtojo teko aiškintis per pratęsimą, iš kurių pirmąjį aktyviau pradėjo šiauliečiai. Dar viena Šiaulių komandos ataka. Vėl Vaidas Viktoravičius siunčia kamuolį vartų link. Nuo didžiulių apkrovų pradėjo nebeatlaikyti Vilniaus žaidėjų kojos. Algirdui Breikštui mėšlungį sutraukė iškart abi. Kai kurie komandos žaidėjai po šio smūgio netgi buvo pradėję džiaugtis pergalę, bet kamuolys vėl šalia vartų. Abu pratęsimai taip pat neišaiškino nugalėtojo, taigi buvo imtasi paskutiniojo būdo – 11 metrų baudinių serijos. Ja, kaip žinia, laimėjo Saulės miesto futbolininkai, rezultatu 4-2. Vieną 11 metrų baudinį atsaugojo Liudvikas Valius, o vieno vilniečiai nesugebėjo realizuoti. O dabar komentarai po rungtynių. Treneri, jūsų komentaras po šių rungtynių ir ko gero pralaimėti po 11 metrų baudinių serijos yra žymiai daug skaudžiau negu pralaimėti po 90 minučių. Taip, būtent tai labiausiai dėl to ir skaudu. Tokio aikštėj taip sukovojus ir du kėlinius ir papildomą laiką, aišku, labiausiai nusiminė mūsų jauni žaidėjai, kurie labai norėjo laimėti, įrodyti prieš A lygos klubą. Ar pritarėte teiginiui, kad Vilnius ir Šiauliai panašios komandos, nes abiejose komandose žaidžia jauni futbolininkai ir perspektyvūs? Taip, žinoma. Tik tai gal Šiaulių komandoje yra
keletą vyresnių žaidėjų, kurie duoda kaip tai yra patirtis ir lengviau tada jauniems žaidėjams atsiskleisti. Mūsų vien tik jauni ir todėl yra per sunku vien jauniem. Žaidimas, aišku, buvo momentais apylygis, turėjom ir mes keletą progų ir Šiauliai. Šiaip rungtynės man labai, manau, buvo įdomios ir žiūrovam, kovingos. Ką Šiaulių komandai tik sėkmės noriu palinkėti, jauna komanda, kad tobulėtų. Ar turėsit už ką pabarti žaidėjus? Ne, aš jau pagyriau, padėkojau, o taisyt žaidimą jie jauni visada yra ką. Bet už charakterį, už valią, už viską padėkojau. Kaip matome, pagal šias rungtynes Vilnius vertas žaisti A lygoje? Manau, pasistiprinęs keliais vyresniais žaidėjais vertas. Liudvikai, esate vienas iš didvyrių, ko gero, nes atrėmėte 11 metrų baudinių. Pas mus tokių didvyrių nėra, pas mus komanda yra, kaip sakant, jeigu jie įmušė, aš padariau savo darbą, kiekvieną savo darbą atlikom ir to rezultatas. Ko gero, laimėti po 11 metrų baudinių seriją žymiai maloniau negu laimėti po 90 minučių, koks 4-0 kad ir. Geriau 4-0 laimėti, nes jeigu 120 minučių žais, dar sekmadienį varžybas labai pavargo komanda. Labai liūdna, kad nepavyksta įmušti žaidimų, jau trečias varžybas iš eilės. Nes puolėjai pagrindinė traumos yra gavę, kiti kortelės negali žaisti. Nu, kažką žiūrėsim, darysim, stengsimės. Ką galiu pasakyti apie varžybas? Jeigu apimt pačios rungtynių eigą, tai aš skaitau, kad gal truputį mūsų komanda labai stipriai nukraujavusi. Neturim vedančių žaidėjų, kurie traumuoti. Bet tas jaunimas, kuris žaidė, truputuką gal jiem daugmaž niekam nenusileidžia. Mes tikrai esam patenkinti tais žaidėjais. Rezultatas gal vienas mūsų įvarčių santykių, jeigu imt. Bet tai pagal progas, jeigu imt pirmą kėlinį, antrą, tikrai mes neprašiau žaidėm. Biški gal nesisek, žaidėjai nuovargę fone žaidė užvakar varžybas. Beveik tie patys žaidėjai, kurie žaidė užvakar, tik tai 3-4 žaidėjai, kurie nuo pagrindo žaidė irgi, kas 3 dienas žaidžia, sunku. Dabar maratonas varžybų, tai jiem labai sunku yra atlaikyti. Gynybinė linija tikrai labai gerai sutvarkė. Nebuvo tokių didelių momentų, sakykim, prie mūsų vartų, kur ten galėjo baigtis įvarčių.